Sveiki, žiūrovėliai. Sveiki atvykę į Matulio virtuvėlę. Ta pati virtuvėlė. Su svečiu. 30 nepasakyti pas tą virtuvę? Ne, visus 30 epizodų ta pati vieta. Nu, bus pakitimų vasarą gali būti. Visų pirma, tai pradėkim gal nuo tavęs, kad tu esi trečiasis svečias. Kodėl esi trečiasis? Dėl to, kad nesi antrasis ir nesi pirmasis. Nes pirmasis buvo Omantas. Ne, pirmasis buvo Antanas. Ai, tada Omantas. Tada Omantas. Spoilas. Tai jo, tai bus, jo, turbūt bus dar ketvirtas svečias, turbūt, kad bus ko gero ir penktas, gal šeštas. Ant šimtinės laidos jau bus maždaug 10. Jo, šimtiniai laidoj, aš žinau receptą, bet nežinau svečio. Rimtai žinai receptą? Jo, Wellingtonas. Girdės tokį dalyką? Žiauriai sunkiai padaromas kepsnys. Tipo, vienas sudėtingiausių kepsnių, aš pats neįsivaizduoju. Wellingtonas žinau miestą. Jo, aš irgi žinau iki to... Kepsą. Ar Washingtonas. Ne, Wellingtonas. Wellingtonas, žinok, bus tas kepsnys. Tai jo, receptą žinau. Labai nieko nežinau, tai va. Čia šimtinis, ne? Jo, šimtinis. Norėsi dalyvauti? Primeti šimtiniam epizode visi, kas buvo iki 100 svečiai, su visais 9. Šitam bute? Tai va, tai kas nežino, čia yra Čestovas, bet turbūt, kad visi žino Čestovą. O jeigu jie nežino, tai Lukas, Čestovas, Česka, 2 kanalai, geimina, negeimina, filmuoja, nefilmuoja, montuoja, nemontuoja. Mat, krinai. Ką dar veikia? Gyvena, negyvena, miega, nemiega. Ir viskas, čiausios veiklos. Tualetą eina, neina. Iš esmės viską veikia tą patį, ką jūs, tik tais, kad jūs nemontuojat, nefilmuojat, negeiminat. Video žodžiu. Tai šiandien priprašyti receptų, mes ant šito stalo, kad geriau viskas matytųsi. Ko mums reikės? Ačiū, noriu, beje, atsiprašau, Matuliui padėkoti už prijuostę. Fain. Aha, galėsi vežtis, ką žinau. Aš ir šiaip dovanų ją gavęs esu. Kalas? Esu gavęs dovanų už tą prijuostę, bet man jos niekada dar nereikėjo. Žinai, kada man vienintelis dalykas, kur įsivaizduoju, kad man šitos prijuostės prireiktų? Kai voveriukam pjaustų granatą, visą laiką apsitaškau Maiką raudonai. Na jo, jūs voveriukus turit. Kiek voveriuką gyvena šiaip? 15 metų? Iki 15 metų. Okay. Ilgai. Kaip šuo. Žodžiu, tai ką mums reikės? Tu matai iš tų receptų gali suprasti. Įmantį yra gaminus tinginį, bet aš nežinau, kaip gamina. Bet žinau, kad namuose esu gaminęs ir žinau, kad mama versdavo trupinti sausainius. Čiur laužau sausainius. Ne. Mes abu laužysim sausainius. Ai. Bus 2 receptai, žodžiu. Šiandien bus rudas tinginys ir tas juodas tinginys, nežinau, kaip jis vadinasi. Standartinis tinginys ir karamelinis gal tinginys. Ai, pala, mes darysim tą, kur šviesus būna? Jo. Ei, tos belia kaip skanus. Jo, tai va šitos 2. Kurio tu nori? Šviesaus. Nes rudą Imantė gamina arba Imantės mama, dažnai tai aš paragauju jo. Ok, tai tau reikės rududų. Ačiū. Tau reikės rududų, sviesto reikės. O tu čia mane išsinti dabar? Ne, man reikės kondensuoto pieno, čia plėvelė bus reikalinga, aš nežinau, iš tikrųjų aš naudosiu plėvelę maistinę ir maišelius, jau kai darysim tinginį patį, nes šiaip tai jis iš tikrųjų kažkaip dėdasi ant kažkokios ar tai blėtos ar kažko ir ten jie kažkaip suka. Va, žiūrėk, va tau taip atrodys. Taip? Vešęs namo. Galėsi vežti šiaip. Let's go. Aš dabar nelabai galiu ir valgyti tokius dalykus. Nu jo. Sausainius sulaužau nedideliais gabalėliais kaip įprastam tinginiui. Karamelizuotą kondensuotą pieną dedu į dubenį su... Ai, gavau su drauge, galvoju, iš kur jūs žinot. Ne. Drauge su kubeliais supjaustytų sviestų. Rankiniu elektriniu trintuvu sutrinu iki vientisos masės. Masę dedu į prikaistuvį ir kaitinu ant vidutinės ugnies iki tampa karšta ir šiek tiek garu. Seniai taip pat skaičiau, žinai, kas Iki tampa karšta, labai durnai parašyta, what the fuck? Žinai, kas prikaistuvis yra? Masę dedu į prikaistuvį ir kaitinant vidutinės ugnies iki tampa karšta ir šiek tiek garuojanti. Jo. Wow, kaip sunkiai. Jo, seniai, aš iki dabar nesuprantu, ką tai visai reiškia. Bet... Karštą karamelinę masę krečiu ant sausainių ir gerai išmaišau. Ką reiškia krečiu? Taip, iškratai. Ai. Išberi. Dedu į kepimo popieriumi išklotą pailgą formą. Va, mes šito stepo nedarysim. Standžiai suspaudžiu, kad neliktų tarpelių. Mes dėsim į maišiuką ir maišėlį spausim standžiai, o tada plėvelę suvyniosim, kad jie būtų, žinai, formai. Karamelinį tinginį dedu į šaldytuvą nakčiai, kad sustengtų. Ne, nakčiai dėsim kažkiek ten. Mes tai dedam į kamerą. Tai mes ir darysim į kamerą, dėsim, kad sušaltų ir bandysim ragauti, jeigu ten bus ant tiek ištiržus. Bet nespės, čia žinok, mes porą valandų minimum reikia laikyti. Jo, tai mes palaikysim valandą. Atsimenu, kai pirkau į man, tai dahoje pirkau pakelį. Tai vienas pakelis ir tavo vienas bus kaip man 108 ar 106. Tai 3-2. Dar man reikia 8 gramų. Pusę pakelio. Nu tai gerai, jo, tai va, per pusę ir čia mano. Nu tai per pusę, tiesiog suskaičiuok kiek ir sausainių ir pusę gausi tu. No worries. Nu nereikia skaičiuoti per pusę, nes jie sudėti į krūveles dvi. Ai, okei.
Va, žiūrėk, pusė tavo šitą. Gerai. Dabar man šitą. Gerai. Bra. Aš tai šiaip noriu pirštinių. Ar tu tas, kur, man pohui, nebijau nei purvo, nei nieko, nei... Aš nusplau rankas jau ką. Ne, tai gerai. O tau patinka, pavyzdžiui, kreida? Piešti? Kai kreida per lentą eina tas... Ai, labai nepatinka garsas tas, ne. Tai, o smėlis? Ką daryti su smėliu? Tiesiog smėlis. Ant jo vaikščio? Kaip pats konceptas jo. Jo, visai Kas guda, ne? Nu, tai valgyti ne. Kiek bandžiau, tai neskanu tikrai. Nes aš nemėgstu nei kreidos ir smėlio, blėt, nelabai išmėgėjęs. Nežinau man, kodėl yra... Man, žinai, kas būna? Man tai blogas prisiminimas su smėliu yra gal, kai reikėdavo per treniruotės ant smėlio bėgti ir labai nusidildino nuo smėlio kojos, žinai. Per kokias treniruotės ant smėlio? Aš ką šią stovyklą būdavau. O tai jūs krepšinį ant smėlio žaisdavo? Ne, tiesiog būdavo apšilimai, reikėdavo bėgti prasukus ten ant smėlio. Ok. Yeah. Aš gal tinklinį kokį, žinai, jau logiška būtų smėlis. Nu ir tinklinis, ne, bet nesijaustant. Ten daug reikia, prazulina kojas labai. Žinai, kaip yra? Tinklininkai, žodžiu, man smėlis nemaišo, kai aš esu prie jūros. Yeah. Aš nežinau, kai man pareiti iki sausumos. Toks, žinai, kur per smėlį aš perėsiu ir mano bus smėliuotos, ko žinau, kad jos tik dėl to? nuo biuras, bet man nepatinka tas pats jausmas, kad Nu, tarp upiršiai su smėliu dar Užsiuose, biški, bet... Tas smėlis ir šikno atsiranda visur. Aš nesuprantu, kaip tu su smėliu visur jisai yra. Tai geriau būna, kai užsienį ant juodo smėlio pabūni ir tada iš viso visas juodais taškelis subertas. Aš nematęs juodo smėlio, o čia. Nesimatys, ne? Nu, tik per nuotraukas tai. Pavyzdžiui, kur čia jis yra. Bet tai Graikijai buvai, man atrodo, ten irgi yra paplūdimys juodas. O, vat, nebuvau aš prie juodo. Aš Kretoje buvau. Tai nežinau, ar yra Kretoje pačioje. Nežinau, aš irgi. O patinka, kai žmonės pasiema šakutę, kai valgo, per dantis perbraukia. Oi, ne, maišo man. Man ir nemaišo į čepsį, nors žinau, kad labai daug kam tai maišo. Man tai maišo, pavyzdžiui. Dažniausiai visom moterim maišo. Bet aš kaip nečepsiu daug. O... Ir svarbiausia, žinai kas, jei maišo ne tik čepsėjimas, bet jei maišo, kai girdi, kad kramto. Ir aš būna pasiemu obuolį tokį ir... Nu, tai tame esmė, į manęs prašo kartais išeiti iš kambario ir kitur suvalgyti kažką. Žinai, kad eini į lauką ir susikramtai tą obuolį ir pareini. Ai, dabar yra skirtumas, jau, pažiūrėjau, matosi, dabar keistai atrodo, ar jau matosi, kad ir barzda jau? Pas tave? Jo. Ai, nu jau geriau. Net be barzdos, tai aš negaliu tave čia, žinai. Tu neįsivaizduoji, aš nusikutau barzdą po to streamo. Aš planavau po to streamo, atsimenu, kai skutausi barzdą, planavau eit valgyti krevetės lygtais salotas krevečių, man atrodo, kažką tokio, žinai, planavau daryti. Yeah. Ir išeinu iš kambario, sako maniškiai, čia ne tas pats žmogus, už kurio sutikau tekėt, žinai. Sakau, žinok, aš tų krevečių, sakau, su salotom, žinok, nenoriu. Atsidariau duris, manos, nuėjau, ten minkšti kilimėliai, atsiguliau, atsilenkimus pradėjau daryti naktį tiesiog. Ant tiek man hitino, kai aš pamačiau realybę, nes ta barzda, kai buvo ilgesnė, buvo niekada nebuvo matyti. Ir net nesijaučiau storas kažkoks ar stambus. Ir tada pamačiau realybę ir toks galvoju, davai, biški dėl savęs. Aš kai jaučiu, kad augu svorio, aš kitaip jaučiu jį. Tarkim, šitas pas mane blauzdas pradeda susiliesti tarp Šitos blauzdos. Ne kiaušiniai, bet šitoj vietoj jau tik kai eini ir jeigu liečias, jau žinai, kad jau gali biški būti per daug, žinai. Aha. Tai tokių yra kitokių, kur pastebiu. Gerai, tai pasai dabar stepas antras yra jo susipjausit sviestą. O kokio dydžio kubeliai turi būti? Tiesiog kubeliai. O tu palauk, tu gamini iš vis kada nors pats? Labai retai. Aha. Tai gal pradėk dažniau gaminti. Kubelis, ką žinau, parodyk, kaip tu įsivaizduoji kubelį. Okei, nori. Nu ir tada pjausyčiau tokiais, va, įsivaizduoju kubelis maždaug. Nu tai jo. Tu pjausyk tokio smulkumo, kad tau būtų lengva sutrinti po to viską. Taip. Nes tu sviestą turėsi susitrinti iki vientisos masės po to. Iki vientisos? Mes trinsim su rududu, turėsi susimaišyti pilnai. Tu tiesiog maišysi, kol sviesto nebeliks. Okay. Šitas sviestas labai keistas, jis toks kaip pripatižęs, bet to pačiu jis prilimpa belik. Tai jis patižęs dėl to, kad aš jau jį išėmęs kurį laiką, kad jis nebūtų sustingęs kietas. Aš nežinau iš tikrųjų, kad yra sviesto be laktozės. Seniai šiai dienai, man atrodo, yra visi produktai be laktozės. Aš nežinau, čipsučių yra be laktozės. Aš nežinau, ko nėra be laktozės. Ir viskas be laktozės. O pala, tu nei veganas, nei vegetaras, nei laktozininkas. Tiek mes sviestą naudojam, kad tai niekada... Kaip galima iš vis pajausti laktozės sviestą? Seniai, jei netoleruoji laktozės triedi, va taip ir pajauti. Nu, bet tai pagalvok. Skonis tau nesiskirs. Vieną mylę va tiek panaudoji sviestą, sakykime, ne? Nu. Tai gali būti to nieko nebus. Kur tu nuo tokio pajausi laktozę? Ne, tai tu gali iš vis... Skonio prasme, tu nejauti iš vis tokio dalyko kaip laktozės. Bet tau atsiliepia po tom pilvo skausmų ant vidurėvimo. Nu, bet tau nuo tokio gabaliuko tikrai nieko nebūna. Nu, žinok, kiekvienam skirtingai. Pala, dabar pažiūrėjau mano receptą. Sausainius rankomis sutrupiname giliame inde. Nu, čia tas gilumas, žinai. Galėtų būti ir gilesnis.
Puodė virš vidutinės ugnies ištirpiname sviestą. O, matai? Aš eisiu tiesiog tirpinti savo sviestą. O tai aš negaliu? Ne, tu trinsi. Yes. Tu įsirinkai tą receptą? O tu man išrinkai? Ne, tu įsirinkai. A, jo. Aš tikiu, kad bus sunku. Ne, tai aš galiu bandyti. Bandysim. Bandyti O po to, jei ką dėsim su rududu. Ką man su jais reikia daryti, Pau? Dabar viską aš tau duosiu indelį ir tu Jo. tam inde kartu su rududu turėsi, kad neliktų sviesto. Tai palauk, aš galiu savo pasižiūrėti. Nelabai. Supilame kondensuotą Pala, pieną, reikia bei dar mašinai būti, suberiame mažiau. kavą. Pas mane dar kakava dėsis, aš pamiršau visai. Kas pas mane dedasi? Kakava. Koko! Kava čia man į mantį sako, nupirka kavos. Tai darė. Aha. Nupirku kavos. Ką čia nupirkai sako? Kava, ne? Ne. Kas galvoja negerai su tokia kava? Aš pamačiau dinozaurą ant kakavos ir supratau, kad ne tą nupirkau. O, tabletų neskvik paėmė kažkokį. Nu, aš paklausiu pardavėją, sakau, kurią kakavą im tinginiui. Va, paprastas variantas. Nu, ir paėmiau tą permatomą, kur su dinozauru. Tada su granuliu, bet ne miltelių granulas. Tau reikėjo kakavos miltelių. Tai... Aišku, neįvardinau miltelių. Bet aš nespėjau tada gal pardavėją, tai pasakė. Jinai negana tinginio tiesiog tą pardavėją. Duosiu ir tokį aš turiu indą nusipirkęs. Šiaip kojom plaut, bet iš esmės ne, iš tikrųjų aš nusipirkęs specialią kai tešlą, maišau dar kažką, Tai čia kad gilus. šitus? Jo, dėk šitą visą į čia ir tada varyk rududu pilk. Blemba, žinok, aš labai abejoju, kad tau pavyks atrinti. Bet žinai, tu sakai, galiu aš pamandyti, tai galėsi bandyti, va. Pametėjau? Ne. Tu niekaip neišmaišysi jo. Aš tikiu, kad jis niekaip neišmaišys. Sako, galiu pamandyti. Tu, blėt, aš tik atsimenu, kad tu negaminantis, sakė, jo, tu niekaip neišmaišysi. Aš pamatysiu. Ir aš net nepadėsiu tau, nes aš irgi neišmaišyčiau. Nu ir va, praėjau tik 3 minutės ir rududu sudėtas. Daryk, ką tu nori, kaip išmanai. Mes žiūrėsim dabar tau šitą kino teatro filmą. Biški vyriškos jėgos panaudau, sakė, menų. Seni, žiūrėk, aš va, galėčiau taip daryti. Nu. Taigi, nu, šūdinas šitas. Ne, jis nešūdinas, jisai, ta prasme, žiauriai geras dar pakankamai, bet ne, tai nesumaišysi. Man kitokio prietaiso reikia. Aš nežinau net kaip iškratysi dabar tai iš čia. Pridegs, prisvils. Okay. Nevoiš. Kiek klausimų pastavė? Tu tikrai pirmą kartą virtuvėje. Nu, bet va tau žiūrėk, jau graži masė gaunasi. Gal biškį stipriau maišy, kad tau sviestas dingtų, nes sviesto tai matau gabalai dar. Nu, dar sviestas, ar tu sviesto nematai, aš tai matau? Nematau sviesto. Matai sviesto? Dabar va įdėk ir pakel. Va, matai? Kur tu matai sviesto? Matai, kad nėra. O dabar viską maišy. Ir tu artėjai linkiau finišo. Bliam, man atrodo, per daug sausainių tai visai mes. Ne, gal ne. Jo, nežinau. Ne, čia viskas bus gerai. Taip atrodo. Tu ir nebijok, kai daužyt juos. Jie pasmulkės tau. Filmuo 30 epizodą ekspertas, matai, čia pasidarė. Nu jo. Aš nežinau, blemba, kodėl būtent su jam desertą pasirinkau daryti, bet su Antanu galėjau desertą jam. Nu, jam į tam kūną malonu. neina. Jo. Smaližių į kūną neina. Bet su juo darėm irgi ne ką blogesnį receptą, cepelinus darėm. Jo, mačiau. Tai cepakai... Ką su Amantu darai? Kebabus. Naminis. Nepažiūrėjau tos laidos. Nu, iš tikrųjų, su Amantu buvo ta idėja, kad aš darau su žmogum tą, iš kokio jis miesto yra pagrindinį patiekalą. Žinai. Čia buvo to epizodo mintis. Ir tada žinau, kad ir tu iš Kauno esi, nu, gimęs, augęs, visą kitą. Tai po to pagalvojau, kad žinok, be kebabų daugiau nelabai ką jūs turit. Nežinau. Nelabai ką turit, nu. Ar pats žinai? Nežinai? Ne, žinau. Matai, kaip kokia graži masė davas. Ne, seniai, ne, man prilips aš negalėsiu, aš turėsiu atvalytis ir tik tada kalbėti. Aš negaliu, tu privalai. Ne, Tavo virtuvė. aš turėsiu išeiti, aš paragausiu jau final produktų. Tai tiesiog praryk. Ne, nespjaudyk visų pirma, o visų antrą nenoriu. Daug įmantė. Labai geras. Aš net nežinau, kad jis daro šaltus, nes čia yra achienai. Tu valgyk trydą tiesiog, tą savo vienas. Tu susipilsi viską į maišelį, jį užsivyniosi ir pabandyk kaip su šio roloną dažnai pasidaryti. Ir kai jau turėsi plius minus, tada plėvelį jau galėsi dar tvirčiau užfiksuoti. Nu, karočią, aš tau galiu palaikyti. Palaikai. Nes čia bus bairių. Gal dėk po... Ne, tai tu dėk į maišą. Ir po šaukštą gal dėk. Kaip tu čia išvirkščiai darai viską? Suošęs? Aš tai jo, gimiau. O, kaip gražiai. Bet tai jį užsivyniok, žinai. Čia visai gražiai. Iš tikrųjų, žinok. Iš vyriškos pusės galiu pagirti. Ačiū. Bet iš moteriškos nežinau, kaip čia turėtų būti. O, matai, mes jį suspausim dar tvirčiau ir...
Ir jis bus formui geresniai. Nes ten tu ką buvai padarė. Aš va tai va įsivaizdavau. Ne taip, kaip tu pirmai padarė. Ir realiai. Toks atrodo tikrai kaip ilgas šutas padarytas. Jo, tai tau dėdam į šaldiklį, kol aš padarysiu savo, tai tokių dydžių realiai ta viškai bus dilda mažesnis. būna. Seniai nebūna tokio, bet Būna, toks šiltas, ne? Toks šiltas? Nu, padarėjai savo, va, tinginį. Jo, dėdam į šaldiklį tą višką. Mes jį fast freezą ant ledukų, greičiau sušals. Ledukai ištirps į tą laiką, o tada sušals. Dabar tavo. Ok. O tai kada tu kakavą dėsi? Nes man atrodo, kava čiūnų dažo jį tamsi padaro konkrečiai. Aš taip įsivaizduoju, nu tai iš ko tu galvoji baltas kondensuotas pienas ir šiaip sviestas. tai baltas tinginys labai skanus irgi. Nežinau, ar čia gautas baltas, bet žinau, kad būna baltas man irgi. O tu nusistatęs prieš juodus? Kažkas, kas yra? Ne, viskas nėra. Galim. Kažkas skraido. Uodas jau? What? Aš asmeniškai nesu nusistatęs prieš juodus, tai aš gaminu juodą. Jo. O tu jei nori. Ne, aš Liek savo nuomonę. pagalvojau, kad aš labai seniai mačiau baltą, žinai. Nu ką, viskas. Susidėjau karočio sausainius. Nu ir ką, dabar turėtų čia tiesiog tą juodą masį gauti. Nu, pas tave... Tamsėja, rudėja, viskas. Čia taip tinginys ir atrodys, jo. Standartinis tas. Klasikinis. Įdomu kaip baltas. Kas ten darosi, ar nesideda Nu tai baltas šokoladas gal dėdasi. Šiaip, jeigu tau taip įdomu, tai tu pagooglink tiesiog ir sužinosi. Aš galiu įvertinti. Ar dėdasi baltas tiesiog jo, ar kaip tu sakai, kava nesideda. Čia tai kakavos skonį tiesiog jausi stipriai. Nu, čia tipinis tinginys. Nu jo, čia nieko kito. Lemon tai visai mano patiks, nes toksai neįprastas. Tau patiks? O tai ką reiškia neįprastas? Retai valgau tą kitą. Šitą dažniau, ne? O tai ant kiek tu dažnai tinginį iš vis valgai? Aš tai labai retai. Svečiuosėjai būna pas kažką. Matai, Eimantės mama būna atveža. Nu, ką žinau, kas porą mėnesių, sakykime, kas kelias. O perka ar gamina? Gamina. O ir dabar Eimantė buvo užgaminus, tai mes dar turim šaldiklį dar. Ai, dabar dar? Jo. Tai galėjai praneš, blėm, kažkaip būtų. Ką žinau, aš nežinau, ką mes gaminam. Man atsidarysiu Lietuvą, gerai, Batuli, pas mus yra to. Jo, kad kažkaip, nors, žinai, tu ten prie to neprisidėjai nei kiek, tai kaip ir... Nu, ja. Kaip ir gerai. Ne, logiškai. Jo, ne, čia pas mane žmonės labai stipriai verkia, man receptus net į Discordą seniai pradėjau siuntinėti. Jo, kad tipo, padaryk, čia padaryk. Aišku, nežinau, žinai, kad su svečiu būtent darysiu. Jo. Ir, nuoširdžiai pasakius, gal niekas net ir nebandė atspėti, kad su tavim darysiu epizodą. Bet streame buvo, o kodėl su čia stovo video net padarai? Buvo toks klausimas. Esam padarę, Arizona Sunshine. Esam. Įkišk į burną, atsitūpęs. Pistoleto galą. Nu, mes ir Madison VR dar turim damušt. Jo, reikėtų, bet kad tu šikį batą per tą. Nu, nemeluosiu šiku, bet... Gerai, kad bent raktą radau, aš visas sušilęs, žinau, aš išlapęs pamaikiau. Ser, tu pačiam kambarį dar negali būti sušilęs. Aš toks permirkęs. Man gal labiau tas dar mane pykina. Stovi ir tu nesuvoki, kad tu stovi, o tau galvoja eina, tu judi, žinai, matai, kad tu judi, o tu tai šiaip stovi. Ne, tai... Tai aš pirmai tau laikiau, o dabar tu man tiesiog maišiuką paduodi, ne? Sakai, tu jau 30 epizodų padaręs, tai galvoju, kad mokymas. Jo, bet tinginio dar nedariau. Nu. Kolektyviškai. Gal čia gėjiškai, bet kolektyviškai. Suspausta galim, dar plėvės. Pas tave ilgesnė dar šatą. Pas tave toks didesnis, masyvesnis toks. Tai pas mane tiek nebuvo nuėsta, mat. Juodas. Juodesnis. Jo, juodesnis. Gal dėl to ir didesnis, masyvesnis, jo. Nu, skaityk pusantro sprindžio. Davai, palaikyk suviniau. Tu, kelk, o aš viniauju. Nu. Keliauji į šaldiklį. It's a big one. It's a big one. Kaip taviškės? Nu, dar neturėtų būti. Su mano lyginant, tai tau bent jau pastingęs. Mano labai minkštas, tavo tai bent net tiek minkštas. Gerai. O dabar jūs tai, karočiui, reklamos interpėlė. Realiai, net ir ką reklamuoti. Realiai, ką dabar galite padaryti, tai pasubscribeit kanalą, paspaus laiką, nu ir pažiūrėti tą finalinį produktą, nežinau.
Grįšim, kai jau turėsim kažkaip bent pastengusi pašalusi. Kai galėsim bent bandyti atsipjauti ar bent šaukštą dabar galėtume jau valgyti, bet jau tu valgiai, tai tau, tau žinai, momentas tas pats. Tai va, tuoj grįšim. Palaukiam valandą, gal net daugiau iš tikrųjų, pavargau biškį miego net noriu, bet tinginį paimsiu, kad būčiau dar labiau aptingęs. Nu pažiūrėk, tikrai sušalęs atrodo tinginys. Jo. Na, jis savo paragauti niekas per nagus neduos. Kvepia tai labai. Kaip fūra. Kas laukas? Man reikia čiult, kad suminkštėtų. Geras. Kiek vertintum? Savo? Aš tai čiū Solid. 10 iš 10. Jo, solid 9 norėjau duoti, su pusė. Ne, tai daug 9,5 aš duodu 10. Pas mane virtualiai čia mažesnių pažymių nebus. Jau šitas zabiškai nepašalus, toks skys, imta gabalą. Skystas. Davai, skanat. O. Realiai kakava. Nu jo. Irgi. Klausimas. Vienas tinginys. Čia jaučiu nelabai galima supėrinti, ar ne? Jaučiu, kad ne. Bet man tau skanesnis, nes aš karamelį mėgstu labiau. Bet man skanesnis, nes tiesiog seniai jau valgiau tokį. Šitas jau tipo atsibolęs gal, ne? Jis jau yra, žinai. Šiaip neblogai. Bet žinosiu dabar kaip atrodo, aš norėčiau pabandyti dar baltą padaryti. Tai galima ant streamo. Surinkus 5000 laikų. 5 gabalai laikų. Ne, tai tiek laikų nebus. Tiek peržiūrų nebūna. Laikų tik nebus. Mano rekordas laikų kokius 700. Ant virtuvės? Ar apskritai? Ne, apskritai ant virtuėlės, ne. Ant virtuėlės, Po 300 jau buvo. ne, 200 geriausio atveju, ten kokį 2. Žodžiu, tai šito gal laiko? Nors aš žinok, patikrinsiu, specialiai patikrinsiu, nes žinai, kur aš su svečiu, vienaip yra, kur aš vienas, dar kitaip. 400 kem 3, tai 400 kem rekordas. Tai gerai, tai 500 laiko ir darysim baltą tinginį. Jo, 500. prie Baltijos jūros. Rimtai? Nu, nes baltas. Ne, nežinau, čia galim prisišnekėti labai stipriai, bet būtų bahai, kur nes... Sąlygas nuspręsim. Nebūtų kur sušaldyti. Jo, o šiaip tai jo, šitas 10 iš 10, šitas kadangi yra visiškai tas pats tinginys, kuris būna visuose svečiuose, jei kažkas tinginio būna nusipirkę ar dar kažkas, čia tas standartinis, bet jis irgi kaip tinginys ir 10 iš 10, man. Jo. Su jums buvo Čestovas, Matulis. Ateikit į Instagramą, pasiekit. Abiejų šiaip Instagramai, va, iš kraštų. Ateikit į Discordą, aprašymį Discordą šiaip bus. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe, Paspauskit komentaro mygtuką. pakomentuokit, ką norit matyti kitoj virtualiai. Ir nepamirškit apsilankyti pas Luką kanale. Ir susitiksim virtualiai jau kitą pirmadienį. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir ačiū, Viso gero, ačiū labai. Viso gero. Davai. Ant keturių vėžlys ropoja, ant keturių saugu ir